Labas. Šiandien aš jūs noriu pakviesti į uogienės ragavimą. Man brolis davė uogienę, kuri iš čia braškių uogienė yra, kurią jis išvirė be cukraus. Ir jis sakė, vat, imk vieną stiklainiuką ir paragausi, ar tau patiks. Ir gulėjo jis man šaldytuve ir šiandien nutariu aš ją paragauti. Ir galvoju, kodėlgi aš vieną ragausiu. Ragaukim visi kartu, aš ir jūs kviečiu. Kaip jis ją vyrė, man atrodo, aukštų slėgimų. Bet pačias smulkmenas, jeigu jas sužinot, reikia brolį tardyti, kaip jis išvirė ir ką jis vyrė. Bet čia yra išvirtos, va tai va, kiek jis man pasakojo, sudėta į stiklainius ir aukšto slėgimo tuose autoklave virta. Dabar paragausim, ar apsimoka tokia, nes aš va, pirmą kartą irgi ragauju, nes man jis kada, kai per vėlinės buvom kaime, jis man davė, sako, paragauk. Taip ir stovėjau šaldytuve. Nu ką. Ragaujam. Man jinai visai nerūgšti. Brolis perspėjo, sako, gali būti rūgšti, nes nei gramų cukraus čia nedėta. O va tokios uogienės be cukraus tikrai aš vertinu. Ir pati stengiuosi jas daryti, kiek žinot, mano receptuose yra kaip tikra braškių uogienė. Pavyzdžiui, aš kai dabar visai labai stengiuosi mažai valgau, aišku, aš to cukraus būna ten kažkur įdėta, tai kokį tai saldainį kartais suvalgau prie kavos, bet stengiuosi kuo mažiau. Tai man pats tas cukrus, man visai nerūgštų. Nu, tikra braškių uogienė. Tokia, žinot, nesaldi, toks aromatas braškių labai geras. Toks, taip nesklinda, bet pauošius tikrai yra braškių aromatas ir visai nerūgšti. Absoliučiai. Man pats tas vandens visai nepilta, čia tik, kaip sakė, sudėtos visos braškės. Pilnas stiklainiukas pritrombuotas braškių ir aukšto slėgimo kažkiam aparate virta. Kiek laiko virta, aš tikrai nežinau. Jeigu norit, kad viską sužinočiau, kaip brolis vyrė, tai parašykit man, nes tada tardysim brolį. Kaip vyrė, kada vyrė ir viską įsiaiškinsim. Bet man uogienė tai patiko. Tikrai. Aime, jeigu žiūrėsi, tai tikrai geras variantas, geras. Visai nerūgštų. Aromatas geras ir tikros braškės. Nu, jeigu kam, kas su cukru valgo, tai neapsimoka tokių dalykų daryti, pribukinai cukrus ir viskas. O čia tokia uogienė kaip apvirtos, tik užverda braškės ir jau jas išpilstai. Skanu. Tai, kad norėtumėt sužinoti, kaip mano brolis tai darė, tikėtė dar užklijavo. Tai parašykit. Tardysim brolį. Remsim prie sienos visos bobos brolį ir sakysim, pasako, kaip padarėjai. Uogienė tai iš tikrųjų man patiko. Skani, valgysiu. Kitais metais daugiau padaryk brolį. Aišku, šiandienas man tokia diena. Papliupėjimų bus. Pradėjom nuo ragavimo uogienės, pasirodysiu, ką mezgu ir papasakosiu, kas įvyko pas mane. Truputį rakursą pakeičiau, nes man taip geriau. Ten tos puodus sėdėta, jau jie įgryso. Ką šiandien tokių neišgaminsiu šiandien, ką ne, papasakosiu viską, kas atsitiko mano gyvenime, kas vyksta, kokios naujienos, viską išdėsiu kaip ant dušios. Aišku, matot, neapsikirpus. Niekaip nedasikasiu iki kirpėjos, nes va ta kirpėja, kur aš eidavau čia netoli mūsų, kur gyvena, kažkaip jau į namus sakė, aš jau nebepriemu, išeina į saloną kirpti. Kokį saloną nežinau, pamečiau kontaktus ir teks ieškoti vėl kitos problemas su kirpėjom. Kas atsitiko mūsų gyvenime? Daugiau va šito laikotarpiu. Lūnė susirgo mano katytė.
Iš pradžių jai pradėjo nebevalgyti, pykinimas toks atsirado, į maistą nereaguoja. Galvoju, nu va, tikriausiai jau jai prasidėjo tas virusas, nuo pūmio užsikrėtė leukemija, nes tas virusas yra užkrečiamas. Nu ką, mes ją nuvežam vėlai 8 Dramblius kliniką, ten, kur mes registruoti. Apžiūri gydytojas ir pasako dantukai. Beveik visi paradantozė, visi dantys išgedė. Operacija. Užsirašom operaciją ir Lūnei daroma operacija. Šalinami visi dantukai ištraukiami, paliko tik pačius galinius, ten 4. Visą burnytę išoperavo. Po narkozės ją aišku reikėjo, kol jinai atsigavo, paskui vaistų vėl buvo visas ir sakė, va tas nevalgymas, tas pykinimas galėjo būti infekcija, nuo sugedusių dantų, nuo pažeistos burnos infekcija. Nu ką, išgydėm, pragėrėm antibiotikų visą kursą. Po kiek laiko vėl katytė mums pradėjo kiekvieną kartą pavalgo vėmimas pas ją, sultim vėmimas, į maistą nebereaguoja. Galvojam, vėl kažkas atsitiko. Ir iš tikrųjų vėl neramu buvo, nes kraujo tyrimą padarė, viruso nerodė. Gydytojas sakė, nematau. Neapsimoka nei testo daryti, bet kraujas nerodo, nes kaip pūmi buvo baltų kraujo kūnelių padidėjimas, o Lūnei nebuvo. Ir vėl mes ją šiandienų nuboginam į kliniką. Kliniką apžiūrėjo gydytojas, apžiūrėjo. Padarė ekoskopiją, nuskuto pilvuką, padarė ant televizoriaus ekoskopiją, atneša ir sako, kaip čia pasakyti, padidėja limfmazgiai. Žmogiška kalba kalbant, kaip jis mums išaiškino, žarnyno vėžys. Dieve, galvoja, vienas tik kačiukas išėjo ir antras jau. Taigi vėžys tai negydomas. Parsivežamės ją namo, jau nuotaikos nekokios, vis tiek katytės gaila, 13 metų mes su ją kartu, tai jau čia šeimos narys. Grįžtam, paskui užsirašėm pas onkologą, sakė tikriausiai chemoterapija bus reikalinga, gydymas, jau mes su vyru pasiruošę, eisim iki paskutinio šanso, bet katytę iš nagų trauksim. Užsirašėm ir paskui ant rytojos mums onkologas skambina. Kaip tik turėjo būti vakare vizitas, bet jie dieną mums skambina. Sako, aš pasižiūrėjau visus tyrimus, čia vyras kalbėjo, ką jis man pasakė, dar aš jau pasakysiu. Ne aš pati kalbėjau, vyras kalbėjo, nes vyro telefono viskas užregistruota. Skambina ir sako, chemoterapijos nereiks pagal visus tyrimus, kiek aš matau. Gali čia būti toks dalykas, kad po narkozės gali būti toks, atsitikti toks dalykas, padidėti limfmazgiai po narkozės. Tai vat, kad dabar geriam kursą ir laukiam. Ar bus geriau ar ne. Nors vat šiandien jau antra diena jau kaip vartojam tabletės, tokios mažytės, tai pasakysiu kokiam. Čia aš turiu pasidėjus, to jau pasakysiu, kaip jau čia. Prednikartonė. Va tokios jos. Tabletytės po pusę tokios mažos geriam, jau šiandien jinai jau geriau pradėjo valgyti, jau noriai valgo, jau padariau, dabar kaip jinai be dantukų, jai visai kitas racionas, visas pertrintas maistelis, minkštas, nors jinai ir sausainių prisilopina dabar, žiūriu, ir be dantų, mak, jinai 4 turi, dar sukramto. Bet jau gerėja, vat šiandien man linksmesnė diena, nes katytė gerėja, tai kad gydytoja nuramino, sakė, dar reikia laukti, nes gali tai būti ir po narkozės iššaukimą. Va tokios pas mum naujienos, taip, namie išėję į darbą, dirbam darbe dabar, namie jokių tokių, kai namie būnu, tai visada kokių tai idėjų būna, tai jums kokį tai epizodėlį pafilmuoju, o darbe kas ten? Dažymas, špakliavimas, ryte į darbą su tamsa, iš darbo irgi su tamsa. Dabar toks periodas, kad
Nors dabar pas mus labai daug sniego prisnygo. Nedaug, bet jau gerokai žemė užklojo, tai gali būti šviesiau. O taip, kai nebuvo sniego, tai su tamselė visur. Va tokios mūsų karalystės naujienas apsakiau su gyvūnėliais. Dabar parodysiu naują savo projektą meskinį. Mezgu vyrui megztuką. Vat raštelis toks, parodysiu paskui dar, kaip nusipiešiau šitą raštelį, schemą. Kas mezga, suprasit. Vat jau tiek numegztas. Čia va toks pakraščiukas, tokį vat, tokių vyriškų mezgu. Iš siūlų vat alpako, vat būtent tokių. Visų galų aš jums parodysiu. Spalvos, atrodo spalvos kažkur, va, spalvos kodas yra va toks. Labai faina spalva, man labai patiko tokia žalsvai pilka. Iš alpako. Ir vyras, aš kai nuėjau, to jau apsuksiu kamerą, nuėjau į parduotuvę aš pirkti savo siūlų, moheros tada pirkausi, tą, kur megztuką rodžiau. Ir vyras įsliukino. Noriu alpako. Jis ten landžiojo, aš ten rinkausi klausiūlus, tai jisai ten po tas lentynas irgi maklinėjo. Ir jam patiko pavadinimas alpako. Pamatė dar tą, kad vilna tokia alpako ir sako, aš irgi noriu alpako. Jis ten žino, kas tas alpako, nei ką, bet aš noriu alpako. Nori, numegsiu, mangi nesunku. Vat ir. Bet taip ir išėjo, kad dabar vyrui turiu megzti iš šitų vat alpako. Bet labai lengviai mezgasi, siūlai fantastiški. Tikrai vat labai patiko iš jų megzti. Labai. Ir vat schema, kaip aš ją nusipiešiau, vat kas mezga, tai tikrai nesudarys jokių problemų čia. Va pagal tokią schemą 24 akys kartojasi raštas. Čia aišku mano visi pasiskaičiavimai, visi akių paskaičiavimai. Va tokia schema. Tokia ir vat, kaip mezgu, vat iš tokio storumo siūlo, 4 numerio virbalaiščią mezgu, o va šitą visą mezgiau ant valinio. Va šitą visą apačią ant valinio iki pažastų. O nuo pažastų jau perėjau į šitos, nes man taip smagiau. Va toks, vat pagal tą schemą gaunasi va toks raštukas. Ir dar kažkas naujesnio, tai buvom naujoj Vilniui parduotuvė, kurie atsidarė netoli mūsų. Ta parduotuvė yra nenauja, jinai yra į Panevėžio pusę ten važiuojant, nežinau kokioj gatvėje ten. Pašilaičiuose kažkur yra, bet dabar jinai atsidarė čia šitam kitoj Vilniaus pusėj, netoli mūsų nauja parduotuvė, kurio mes buvom. Tai Prom and Cash parduotuvė, tokia tipo kaip bazės tokia. Ir aš ten mes buvom apsipirkinėti ir visai man patiko ir šitą aš jums nufilmavau. Va dabar įdėsiu tą vaizdelį. Pasižiūrėsim visi, kas joje gero. Man tai jinai patiko, kai reikia didesnių kiekių nusipirkti. Ten yra šaltekšnė tokia varškė, jinai yra gan pigi. Bet labai skani, kaip naminė, kaip iš turgaus nusipirktum. Parduotuvė kartais rūgštoka būna. O ten tokia mano skoniai. Skoniai visų yra skirtingi, bet va tas dalykas patiko. Paskui grietinė ten pigesnė, nusipirkti, ten visas litras ten. Jeigu daug aš perku, tai šeimai, nebeatsimenu kainos, 3 su kažkiek ten. Ir dar kas, pasižiūrėsim, pamatysim. Dar ką užmiršau. Ten dideli daržovių paketai yra, vat kas man patinka, užšaldytų daržovių paketai, ten žirnių ten 2,5 kilogramo. Pagaliau aš ten radau šaldytų kukurūzų, aš nevalgau konservuotų, noriu šaldytų. Brokolių ten, briuselio kopūstų, ten tikrai lietuviškai šaldyti. Ten yra lietuviškos etiketės netgi uždėtos. Kruopų tai aišku ten, tonom aš neperku, po kilogramą perku. Ten yra, ta bazė yra, kuriuose apsiperka vaikų darželiai, mokyklų valgyklos iš jos ten veža. Bet turint kortelę tą kliento galima ir taip, ir paprastam žmogui užvažiuoti ir nusipirkti savo reikalingą kiekį.
Tik reikia kortelę turėti, o kortelę, man atrodo, informaciją galima išsimti, nes be kortelės jūs neužeisit, reikia nusiskanuoti tą kortelę, tada tik galima įeiti į parduotuvę. Aliejai. Nu, demokratiškos kainos, demokratiškos. Va, visas litras 21. Mačia, va tokia aš perku. Japonišką žalią arbatą. Maksimo jinai 9,99, o čia 5,99. Čia indų skyrius. Bet mums nereikia, mes dabar taip skubant. Čia va virtuvės reikmenys, indų skyriai. Na, čia visi peiliai. Čia nėra taip tokia prasta, mes anksčiau važiuodavom kitą parduotuvę, čia atsidarė antra parduotuvė, kiek supratau. Čia visi įpakavimo, maišeliai šiukšlių. Nežinau kainos net palyginti. Lidl irgi yra pigų gan. Mėsos skyriuje užėjom, mėsos, čia pieno produktai. Ieškom katinam. Čia pieno produktai. O, sviestas. Ai, tie pusriebus mišinys, pagalvojau, sviestas. Riebus mišinys. Riebus, na? Va, sviestas, rokiškio. Riešutai, visiems svorio. Nu, kaip gerai. Čia kiek reikia, tiek ir atsisveria. Servai. Visokiausia visa lentyna. Vien marinuoti agurkai. Jo, agurkai vien marinuoti, o mes Lenkijoje imam raugintus. Veganams skyrius koksai, vat, kiek iki pačio galo. Ai, čia uogos vaisiai, čia keli šaldytuvai tik buvo. Čia šaldyti gaminiai, bulvytės, visokios daržovės. O daržovių tokie pakai dideli man patinka. Žuvų skyrius, jūros gėrybių, visokiausių krevėčių kilogramais. Man patinka didelis kiekis. Visos bjaurybės skyrius. Nuodos. Kas norit pasitrūčyt, va, visas skyrius. Alkoholio skyrius. Irgi nuodas. Kita tručizna. Bet mes ieškom ne alkoholinio. Tokio net nereklamuos. Čia konservuoti, visur reikia po 2 vienetus. Ventilėčių visokie, čia tai nežinau net kas. Ai, kapario uogos, vyno acte, grybai marinuoti. Man negalima. Vadinasi, nieks nevalgys, man negalima. Čia netgi yra jų maistinė vertė. Tokiu. Cukraus dozę gaut gerą. Nu, va, mūsų tokie pirkiniai iš Prompt Cash. Tai tiek irgi? Taip. Labai dideliais kiekiais gavom šaldytą produkciją. Seniai ieškojau tokiais kiekiais. Matydavau, kad Inga ima tokiais dideliais, o pas mus mažais, tai pykdavau. Žirnių 5 kilogramus. Jie gali stovėti mum, oi, triubai. Nuopų, antį, varodžiau mačią, arbata, veikiant 4 eurų pigiau. Dar va. Irgi arbatos paėmė. Tai šis geras pasirinkimas arbatų. Ramunėlių, čiobrelių, lešių pasiėmė. Čia reikia kartais po 2 vienetus imti, kartais po 1. Katinukam faršas ir rūgštynės. Paėmiau 2 vienetus, paėmiau, padėsiu, tai žiemai triubai tai užsimanysiu. Nu, tokius mūsų pirkinėliai.